Tęsiam toliau savo susirinkimą, bet aš norėjau paprašyti, jau kiek laiko prašau, bet vis kažką taip neprašau. Marika, žinau, kad gailestingumo namą paruošęs po biškį iškeliauti, išvykti, mes esam paruošę jums vieną siurprizą jūtą ar paskiau, ar kapčių dabar. Bet mes norim dar, kad visi po trumpa pasidalintų. Marika, ateik biškiuką. Aš šalia tais pastovėsiu. Papasakok trumpą apie save. Jisai gal kiek savaitę išvažiuosi? Ne. Dar neišvažiuosi. Tai vat. Šiaip Mareks yra Lenkas. Nežinau, ką sakyti. Apie savo gyvenimą, kaip tu gyvenai iki tol, trumpą kokiam 5 minutėm. Kaip to čia trumpą neišėčiau? Gerai. Gerai, tik rusiškai sakyti. Гер, лаба, гер. Очень хорошо. Visi supranta. Ar kviesime? Aš papasakosiu, ką jūs papasakot. Gerai. Gerai, я переведу. Хорошо. Это было давно, было, как говорится, у каждого молодого человека мечта такая. Tai buvo labai seniai, kaip kiekvienas jaunas žmogus turėjo svajonę. Мне нравилась, служба в воздушно-десантных войсках, это еще при Союзе. Tai man Tarybų Sąjunga patiko, reiškia, tarnauti oro pajėgos desantininkas. Ar tu buvai desantininkas? Не, не вышло. Не вышел. Вот Не išėjo. рассказываешь, Tik svajonių turėjai. Ну и там все это, атрибутика, все это шло. Visa atributika, apranga desantininkų. Ну и в один прекрасный вечер, я уже тут говорил. Vieną vakarą, čia aš jau pasakojau. Мой брат вернулся тоже, он служил в десантных войсках. Mano brolis grįžo, jis tarnavo desantininkas. Как всегда, это дело отмечалось. Tas sugrįžtuvas, reiškia, visą laiką atšvęsdavom. И, как всегда, Kaip visada. все хорошее кончается. Надо было, я понимаю, Visa, kas gera baigėsi, reikėjo. Ехать за добавкой. Это было вечер. Reikėjo, pratęsti mūsų šventę. И у меня был мотоцикл, поехали мы с одним человеком там. Aš turėjau motociklą, mes su vienu, reiškia, žmogum išvažiavom. Беларусь. Рядом Беларусь была. Motociklas. Но... Motociklas buvo Belarusija. Не, Ai, Belarusija. Беларусия. А ты жил в Беларуси, да? 10 километров. Не 10, там 10 ехать километров. 10 važiuoji. Ar tai Belarusija? Artimiausia parduotuvė buvo Baltarusija. И поехали, там встретили, конечно, недружелюбных нам людей. Ten nuvažiavome į Baltarusijos tą parduotuvę, ten sutikom nedraugiškus žmonės. Да, tai люди были, и мы немножко, конечно, я маленький еще. Aš tu dar mažas buvau. Еще не очень там, но уже надо было выпить. Dar nelabai, bet jau norėjau išgerti. Все герои как передрались, конечно. Visi buvom didvyriai, visi susimušėm. И мы дали им, конечно, хорошо дали. Mes irgi davėm jiems. Старший друг был боксером. Mano staršai draugai или брат? Друг. Vyresnis draugas buvo boksininkas. И все. И все. Моя мечта ушла. Ir mano svajonė pasitraukė. Короче, судимость была, но не посадили. Buvo teistumas pirmasis, bet nepasodino. Это самое. И поехала жизнь, как говорится. Ir, sako, gyvenimas pradėjo važiuoti. Отец умирает, свобода пошла, мать одна. Tėvas mirė, laisvė. Старший брат, хотя уже не жил с нами. Mama, vyresnysis brolis negyveno kartu su mumis. Средний тоже уже своя жизнь была, я самый, уже свобода. Vidurinis irgi savo gyvenimas ir aš, tai самый mладший, да? Да. Aš savo mažesnis irgi, žodžiu. Ну и все, 16 лет уже побольше это алкоголя надо. 16 как metų это не выпить, не jau ant degtinės, alkoholio. Без этого неинтересно все. Be to viskas buvo neįdomu. Опять же драки, опять же полиция, не полиция, милиция. Policija. Как всегда, говорит, к добру это не проводит. Prie gero tai nepriveda. Мать, наверное, начала нервничать, тоже стала выпивать. Mama pradėjo nervuotis, taip pat pradėjo gerti tikriausiai, nes не taip gerti, по biškį. Po biškį gerti. И Миря, vienas liko, su broliu, kada pradėjo vėl iki galo,
Гер, пускай, ну, взяли, Gerai. в армию пошел, но уже не туда, куда хотел уже. Tiesiog į armiją išėjau. Там тоже проблемы всякие, то. Ten problemos irgi, aišku, Хотя пить нельзя было, но все равно. nebuvo galim gerti, bet vis tiek. Ну, вернулся опять, Grįžau iš armijos vėl. гулянки, а такого, что будешь. А потом женился, Po to jau vedžiau, тоже 3 года прожил, 3 metus gyvenau. не знаю, с чего там вышло так, что развел. Ну, не сошлись как-то. Suskyrėme. Не буду себя винить, не буду ее винить, но, наверное, самим себя. Все-таки этот алкоголь, теперь мне этот, я понял, как тут пообщался в другом обществе, наверное, мне это что-то, Kažkaip vis dėlto alkoholis paveikė. да. Ушел, начинается опять. Перестал пить вообще-то, Tada 1,5 года, nusprendžiau nebegerti. зуб, не знаю, что держал. 2 metų tiesiog Может, laikiausi. Бог, не знаю. Kažkas laikė, Не nežinau. надо ką было Dievas. мне ничего там, что-то Man nieko nereikėjo. работал, все, у брата Дырбал. работал, стаж. Деньги есть, мог идти там, куда хотел, в бар. Turėjau pinigų, Но это не надо было. bet to nereikėjo. Бахтрах опять. Ir vėl. Умирает брат. Mirait. Brolis miršta. Не знаю, там что-то. Ну не пил, потом опять что-то, не знаю, встал, начал пить. Po tos mirties 2 pradėjau vėl года. gerti. 2 metus geriau. Ну, фирма развалилась, в которой работали там, ну, Įmonė, kur dirbau, sugriuvo, bankrutavo. мог сам, типа, ну, у нас вместе с братом было, но ну, не то было в голове. Tas galvoj buvo. А халтурили, опять же деньги, но уже деньги уходили больше в пьянку. Jau pinigai tapo naudojami kaip tikslas, reiškia, girtam alkoholiui. Опять, ну, прожил в деревне там, у меня дом был. Gyvenau kaime, turėjau Sėdintis namus, lauke. namą. Как раз был этот развал уже Союза, пошла это, как, ну, в Белоруссии граница там, Tarybų Все sąjungų знал. griuvo. все проходы начали заниматься контрабандой алкоголя. Užsiminėjau alkoholio kontrabandą. Там подвозили, мы по ночам Naktimis таскали veždavom весь алкоголь, сигареты. cigaretės, alkoholis. Но опять же, Ir vėl. пить. Toliau gert. Трезвые не ходили, выпьешь. Neįdavom kontrabandos blaiviai, eidavom jau, kaip sakyt. Потом этот начальник там нашего поста говорит, если поймаю, посажу. Tada sako, tada posto viršininkas Наверное, paseniai не знаю, sako, pagausiu. опять, наверное, как будто как свыше что-то. Kažkas tarsi iš Подумали, aukščiau. подумали, Pagalvojom, ребята, pagalvojom. завяжем это все. Sako, Перестали galvojom, этим контрабандой заниматься. И reikia пить baigti. уже перестали. Reikia baigti kontrabandą, reikia baigti gerti. Baigėm. Baigti gerti, nu. Ну, опять в Вильнюс уехал. Vėl į Vilnių. Ну, работал, там нормально все. Darbas, normaliai. Опять деньги появились. Vėl atsirado pinigai. Поехали в деревню. Išvažiavom į kaimą. Там с друзьями, все, баня. Draugai, pirtis. Так. Ну, не пили, но... Это самое... Друзья остались. Я ушел там. Ну, у меня девчонка там еще была. Turėjau mergaitę ten. Не знаю, опять меня как будто кто-то отправился дома уходить. Ir kažkas mane tarsi Я один pasiuntė брат namo. остался, думаю, все там уехали куда-то. Vienas brolis liko. И как сердце чувствовало, надо, говорю, уходить, там километра 3 мне где-то пешком домой. Tarsi Idu į širdį domą. jaučiau, kad reikia eiti. И такой залил. Прихожу, а там уже пожар. Sako, ateinu, sako, žiūriu, tas namas dega. Пожарники хотел ворваться, ну, Norėjau į namą įsiveržti. ну не знаю, там и пожарники держали, все такое. Visi mane sulaikė, kad nesiverščiau ten. Tam brat buvo. Da. Ну, Tame name sudegė brolis. ну и все, потом полгода Po на to laiko, улице. po to laiko užgėriau pusę metų.
Не было волокдержить, жить, никуда не обращался, там ничего не надо было. Niekur nesikreipiau. Лето было там. Vasara. Люди, ну, попросят, иду, помогай, потом Kažkokie старые žmonės друзья prašo приехали. padirbti. Опять в Вильнюс. Поехали, говорю, что ты будешь тут делать? Поехал в Вильнюс опять. Vėl Vilniuje. Ну, так тоже по таким промежуткам. Tokiam pertraukom. Ну, то пьянки, то потом 3 года вообще не пил. Vėl 3 metai negėriau. Можно было работать, все нормально-то нет. Решили в Англию съездить. Galėjau dirbti, bet nusprendėm į Angliją važiuoti. Поехали в Англию, там тоже, ну, нормально было. Ну, тоже, ну, думаем, все, этот алкоголь выйдет. Нет. Еще больше там. Galvoju, kad Anglijoje alkoholis išėjęs, praėjęs. Там, если Ten dar daugiau. это мое мнение, тогда ехать, если ехать, надо с семьей ехать, тогда еще. Jeigu važiuoti, reikia važiuoti, mano nuomonė, su Это šeima. мое мнение. Sako, čia mano nuomonė. А так, если один едешь, там, Jeigu с vienas друзьями, это su draugais, сразу полгода нормально, все деньги племяннику, у меня племянник есть. pusę metų normaliai. Все, отсылал там деньги, а потом Siunčiau pinigus, po to поехал, помчался. vėl tas pats. Ну и тоже работали по лица и там ради денег, что потом это деньги как будто Mes dirbom išsijuos, atsiprakaitavę, kad uždirbti pinigus, o paskui juos мороз весится, мы до половины раздевшись, это по 400 паундов получать, чтобы потом за пару дней вечером Sako, mes pusplikiai šaltai dirbdavom, согнать. kad po to, reiškia, geriau pragerti, ne? Ну как прогять, ну Nu, problemų. мы во. Nu, mes ką В конце esame. концов это вылезло через здоровье. Tai galų galia tai pasireiškia per sveikatą. Полгода, не полгода, 8 месяцев в больнице. 8 mėnesiai ligoninėje. Возвращаюсь, ну, домой, там у меня документы, все нет, паспорт. Grįžtu namo, Ну как паспорт, уже никто, на моем месте там живут уже в этом доме. grįžtu namo, ten Anglijoje nėra В сарае dokumentų. нашел там пару каких-то вещей, ну, Viskas išlaidyta, viskas, žodžiu, nieko nėra, nei dokumentų, а nieko nėra. документов нет. Nėra nieko. Žmogus be Нервы, опять dokumentų. пьянки, Ir vėl dar daugiau užgėrimas. работы уже такой не было. Ну, как Tokių darbų постоянной. nebuvo. На поле уже работать силы тоже, ну, с легкими проблемами. Lauke negalėjau dirbti, nebuvo jėgų. Заработаешь там Uždirbsi какие-нибудь в неделю этих 120, там 130 этих фунтов. 120-130 Опять же svarų. уходило все на... Ir vėl uždirbi, išgeri, prageri. Ну, потом поймали эти, миграционная служба. Tu pagavo migracijos tarnybą be paso, be dokumentų. Продержали там в этом. У них центр такой есть. Centre migracijos tarnybos Anglijoje palaikė. Сразу говорит, домой хочешь? Говорю, не. Nori namo į Lietuvą? Ne, sako, nenori. Надо, потом ну, сюда привезли. Прилетел. Tak, tada išsiuntė, ta prasme. Išsiuntė Lietuvą. Встретила меня полиция. Čia Lietuvoje sutiko policija. Проверили. Patikrino lietuvišką Ни policiją. розыски, ничего, Ar никого. nėra ieškomas, paieškomas. Ну, и спрашиваю, куда мне идти. Объяснил, что некуда идти. Sako, kur man eiti? Ни дома, ничего нет. Sako, neturiu nei Я namų, сейчас nei. покажу. Думаю, что он мне покажет. Sako, tai jau parodys Сразу policijai. мы думаю, бананом даст. Не. Он Так, выходит попробуй. с аэропорта, меня выводит и говорит, показывает на город. Говорит, о, Sako, rodo, sako, išėjęs prieš oro uostą į duris ir rodo, sako, ten eik. глубочайший им. Eik, sako, tau ten eik. Было деньги, телефоны были, все. Ну, Buvo pinigai, telefonai. неделю так один, ни с кем. Знаешь, что начинаешь дружить, потом знакомство опять. Ну, вот так и вышло, все продал. Viską pardaviau, visą iššvaičiau, Телефоны тут. telefonai. Ну и бодался там по городе, по Вильнюсу. Ну, там Valkiaus po Vilnių. раньше, где там друзья, что-то не тянуло уже. Ten, kur seni draugai netraukė ten. Жил там такой, ночлежка есть. Tokia buvo prieglauda. Не знаю, там, Наквинес если это на назвать можно, что это жить. Там. Ну и тут иду, с друзьями там уже познакомился, один не выживешь, как говорится. Vienas neišgyvensi. Один тот говорит, ну, встречаем женщину на вокзале. Говорит, так и так. Говорит, если хотите, едем в Каунас.
Moteris tokia, Говорит, есть Статья центры, сам. что, говорит, Вы дают же работу, дают жилье. duoda darbą, duoda gyvenimo centras yra. Ну, что тут думать, поехали. Ko čia dabar galvoti, reikia važiuoti. Ну, и тут сейчас думаю, что не проиграл, что приехал. Sako, dabar galvoju, kad nepralošiau, kad atvažiavau. Алкоголя не тянет. Ну, нормально. Alkoholis nebetraukia. Сразу как там с карматишки такие был. Там не. Ну здесь нормально. Здесь, Čia plungė normaliai. здесь как дома. Kaip, nu, Наша водой, о. Ну, nu. как Marek, всё. a tai, nu, iš tikrųjų norėtų likti plungėje. Jeigu taip sakykime. Marek Slenks norėtų likti plungėje. Ну, искренне. Aleliuja. Aleliuja. Iš tikrųjų, kad ko norėčiau dar prieš tai, kada esam Dievo žodį, pasakyti, kad mes kovo 24 dieną, sekmadienį, švęsam bažnyčios gimtadienį. Ir jeigu Vains filmon ir rašo, gal filmon, gal ir rašo, tai aš noriu pakviesti visus čia esančius, visus, kurie girdės ar matys, ar sužinos, visas įmanomas būdas, kad esam visus kvietam, visus laukam. Iš tikrųjų, tas gimtadienis nebus kažkoks tai, nu kaip čia pasakys, žvaigždžių šou, paradų šou, iš užsienį ar dar kas nors. Susirinks numiškė. Kvietam numiškius. Kvietam tus, kurie ne taip atvažiuodavo, pabūdavo čia ar galingai pamokslaudavo. Ačiū Dievui už jūs, už gyvena žmogų, kuris kalbėjo ir pamokslavo čia. Ačiū Dievui. Bet kvietam tus, kurie čia gyvena, kurie buvo, galbūt ir dabar gyven, galbūt kitur gyven. Gal tiesiog, kad tai yra numiškių susirinkimas. Todėl neužmirškit, kovo 24 dieną, 11 val. Esat laukiami visi. Perduokit tuos linkimus visokiom formom, ir laiško formą, ir gitane. Ir žinučių formą, ir pokalbių formą, priminimo formą. Iš tikrųjų, aš galvoju, kad mes gerą laišką tu užrašym. Ir tai labai mums džiugint, kad prie tų laišką rašymą labai daug žmonių prisidėjo. Ir dabar pasakyti, kas kino čia autoritetas, autorystės teisės yra iš tikrųjų gal sudėtingai. Bet aš manau, kad tai yra gera. Tai bus mūsų visų šventė. Ir visų pirma, tai bus Dievo šventė. Amen. Po penktadienio maldos, kas buvot maldo tikriausiai girdėjo, tai kad mes meldėmės apie drąsą, apie išpažinties drąsą. Žinot, mūsų bendruomenės, tos naujas, evangeliškas, charizmatinis, ar ką pavadinsit, tas mūsų bažnyčios bendruomenės, labai dažnai taip liaudiška yra apibūdinamas, tai nereikia išpažinties daryti. Ir aš galvoju, kad tai yra, neteisingas apibūdinimas. Aš galvoju, kad mes nesam ta bažnyčia, kur nereikia daryti išpažinties. Galim patikslinti iš tikrųjų, kad mes nesam ta bažnyčia, kur yra privaloma daryti išpažinti. Bet kažką po tam tikrų įvykių, po tam tikrų susitikimų su tam tikra žmonėm. Ir paskui to penktadienio maldo kažką paštiku, kad Dievas suvedė iš tikrųjų ir vieną tokį žodį, kuris, ne vieną žodį, gal ir du žodžius. Nelik vienas. Nelik vienas. Labai dažnai mes galvojam, kad išpažintis tai yra, kažką, toks, žinot, kažką tai reikia, tai iš tos tokios tradicinės, galbūt patirtys, kad reikia kažkam išpažinti. Bet aš manau, kad tai yra didžiulis Dievo įrankis, kad mes neliktumėm vieni, kovo su savo silpnybėm, su savo problemom, su savo trūkumas, su savo skaudulės, su savo skausmas. Aš vėl kartuoju, tai nereiškia, dabar mes turim versti viens kitą, kad aš lauksiu dabar, kas čia dabar ton išpažinti atliks. Tiesiog aš noriu, iš tikrųjų, jeigu Dievo žodis sako, Mato Evangelijos 18 skyrius sako, kur 2 ar 3 susitars, ten aš atsakysiu jų maldą, ten aš būsiu. Iš tikrųjų, tas yra teisingas santykis, kad mes šaukamės Dievo, mes bendraujam su Dievu ir Dievas atsako.
Bet yra kits santykis, kad jeigu aš matau, kad aš kovoju su nuodėme, kovoju su tam tikras dalykas savo gyvenime, savo šeimos gyvenime, savo artimam santykiai ir man kažką sunkia. Ir dažniausia aš taba įvardinsiu iš tikrųjų, kad tai yra velnis. Jis padaro tokį dalyką, kad jis izoliuoja žmogų. Tik tu niekam nekalbėk, tik tu niekam nesakyk. Tai nereiškia, kad skalambinti visiems, tai nereiškia, kad atidengti gėdą, tai nereiškia, kad apkalbinėti, bet tai reiškia su kažko pasidalinti, kad mes kur 2 ar 3 susitaram, kur mes viens kitam išpažįstam savo skaudą ir savo silpnybes, ne tam, kad išpliotkyti, bet tam, kad sakyti viešpatie, aš nenoriu lėkti viens. Aš nenoriu lėkti viens, man važiuojant toks, aš nenoriu lėkti viens kaip vyrs, aš nenoriu lėkti viens kaip tėvas, aš nenoriu lėkti viens kaip žmogus, aš nenoriu lėkti viens kaip jaunuolis, moteris, aš noriu su kažkuo pasidalinti. Jeigu tau nepatinka tas žmogus, eik prie to žmogus, melskis. Jeigu aš nepatink, eik pas kitą žmogaus, jeigu nepatinkės iš katalikų bažnys, eik prie kitą kunigą, susiras popą, vienuolį, nežinau, tas, kuris yra tvirtas Dievuje, bet nelik viens. Nelikim vieni. Mes galim patikrinti savo tokį krikščionių gyvenimą. Jeigu aš kurį laiką esu viens ir niekam savo gyvenim neišsipasakoju, nepadarau išpažintys. Jeigu mano tas toks krikščioniškas gyvenimas yra toks, toks, arba joks, tai kažkas iš esmės yra ne tiek. Kažko reikia keisti. Ir aš tikiu, kad viešpas priminė tų maldų, į prieš tai buvo irgi keletą susitikimų, kur aš pats prisiminiau, stebėjau, Dievas tor išpažinties gali sakyti, jeigu mes iš tikrųjų išpažįstam savo negalį, savo nuodėmes, jis yra ištikims ir teisingas, kad atleisti ir apvalyti. Bet patarlis sakė, jeigu mes nepadarom to, jeigu mes pasiduodam tam velniui melu, velnis ir melagis. Jis melon ir tau, ir mani. Saks, sėdėk ten kom, niekam nekalbėk, tylėk. Mes turim karčią patirtį, galbūt. Galbūt mes pakilom ir pasakėm, ir nesuveikė. Ir kažkas galbūt net išplepėjai. Ar paskleidė ne taip. Bet aš noriu pasakyti, net jeigu išplepėjai, tai yra geriau negu lėkti ten kom. Suprantu, braugiai, anksčiau ir vėliau, dabar šiek televizijos laidai prasidėjo, paslapčių namai, ta paslaptis bus atskleis, kas norės, ta dvasia, žinot, tu žinai, kaip ten, pašnekėkiam kaip ten, o tu žinai, kaip ten, nežinau, pasidalinkim, tai jį bus atskleis, bet aš manau, kad man svarbiausia, kad aš nelikčiau viens, kad tu neliktum viens, kam reikia tegu pliort, Aleliuja. Bet aš ir tu mes esam pašaukti vykdyti Dievo žodį. Kažko tai. Nežinau, surask, jeigu nėra ne vieno padoros lietuvį krikščionį, surask kokį nors kinietį. Nežinau, šventoji dvasia, kalbom jam pasakyk, aš tau išpažinti lėksiu. Jis, ja. Kurčnebeliu išpažink, nežinau, kam nors susiras, jeigu tu galvo, visi tokie įtartiniai yra, visi tokie, žinai, aplink tokie visi nepatikimi, sukčia visai, pasinaudos, išplepės. Nežinau, suras kažkokį tai aklą, kurčią, nežinau, šviesą tokį žmogų. Kinietį dar plius. Aš juokauju, tai yra pakankama rimta. Ir aš galvoju, tai yra ir prieš Velykas, bet tai neturi būti kažkokia tai akcija vienkartinė, bet manau, kad mes turim augti tą bažnyčią, kur pas mūsų tai, kaip aukas, mes renkam, bet tai nėra privalo. Ir nenorėčiau, kad toliau mūsų bendruomenė būtų apibūdinti, tai yra ta bažnyčia, kur nėra išpažinties daryti. Kaip gera. Aš galvoju, kad negera. Mes turim būti tai, kurie nešiojam viens kitą naštas. Ir jeigu kažkas paskombina, suprantat, išbandys ne tik, kad nuodėmė, sunkoms, problemų, nenori tam, skombink tam, susisiek su to, tas nepatink, tu šokuosi nepatink, tu balsas tuos nepatink. Jo, mokymsi, suras kur nors. Aleliuja, bet suras pasidalink.
dabar noriu, kad atsiverstumėm laišką Tito. Laiškas Titui. Dabar dar, kadangi jau tai išsėtėsi į ilgą tokį distanciją, noriu priminti, kad jis yra vienas iš trumpiausių laiškų Naujajame testamente. Tai jūs galite skaityti, dar kartą perskaityti. Ir sąlyginę, supaprastinom. Taip nėra viskas paprasta, taip nėra iš tikrųjų, kad, taip schematizuota, taip paprasta, dabar ką Pedras pasakė, tam į laiškį ir jie. Jūs skaito Dievo žodį, tai, kad aš pamokslau, tikrinkit Dievo žodį. Tikrinkit. Pasitikėkit Dievu, mane mylėkit. Bet pasitikėkit Dievu, tikrinkit tai, kas yra pamokslavama čia, tai, kas yra pamokslavama kitų bažnyčių. Tikrinkit tų žodžių ir pasižiūrėkit, ar taip yra iš tikrųjų. Dabar supaprastinom, mes galim pasakyti, kad Tito pirms skyrius, jis yra skirts atsivertimo ir jis yra skirts bažnyčia. Tai yra bažnyčia, trumpinsiu, ir atsivertims. Toliau antras skyrius, jis yra skirts šeimą. Vėlgi supaprastint, bet taip yra. Trečias skyrius, jis yra skirts pasaulio visuomenė. Aš bražiau to schemą, šiandien nubražius, iš tikrųjų, kad dar kartą prisimintumėm. Tai, kas įvyko prieš keletą tūkstančių metų ant Golgotos kryžiaus, tai padarė įtaką tada, tai padarė įtaką kiekvieną kartą. Ir mes šiandieną, kada mes priėmėm Evangeliją, tai padarė įtaką mums. Mes savo širdį priėmėm Kristų. Ne išorišką tom kryžių, bet priėmėm Kristų. Ir mes buvom nuvesti, ir mes viens prie kito esam kurami kaip bendruomenė, kaip bažnyčia. Kristaus kūnas. Dabar didžiausias bažnyčios pašaukėms yra ko daryti. Didžiausias bažnyčios pašaukėms yra, kad tas Kristus, kurį vos yra čia bažnyčio, jis taptų Kristus mūsų namus, mūsų šeimo. Tam artimajam ratui. Ir šeima daro įtaką visuomenė. Daro įtaką visuomenė, kad parodo Kristų, kuris yra realus gyvenimas. Kažkas priėm. Kažkas nepriėm. Tai yra visų pirma, tai yra šeimos funkcija. Valstybė irgi tai supranta, kad šeima tai yra visuomenės pagrindas. Kaip mes krikščionių suprantam, evangelizavimą mes suprantam, manau, labai dažnai tai yra iš tikrųjų ne evangelizavimas, tai yra informavimas. Reikalingas yra informavimas apie Kristų, apie jo žinią, apie Evangeliją. Bet iš tikrųjų Evangelijos esmė tai yra gyvenimas. Ir mes dalindamėsi to gyvenimą savo šeimos, savo darbį, kur mes esam, mes galim tikėtis atgalinį ryšį. Atgalinį ryšį. Ir būtų nuostabiausias dalykas, aš galvoju, kad tai yra tikriausia bažnyčia. Kad čia, kuri ateina žmonės, pavyzdžiui, susirinkimą, ateina bažnyčios tarnavimas, ateina dar kažkur, tai jie, aš sakau, viešpatie, kokį 95%, jie netėtų visų pirma čia, jie tėtų į mano ir tavo namus. Jie būtų pavalgini iš to patį katilas, sriubos, jie būtų išgėrint tom patį arbatą. Reiškia, jie visų pirma būtų susipažinę ne su mūsų teologija, ne su ten dar kažkokias dalykas, ne kaip mes meldamės, ne kokie mes esam, bet kokie mes esam realiam gyvenime. Ar kas nors girdat? Ir tada per mūsų namus, per tavo šeimą, tai grįžt į bažnyčią, tai grįžt toliau ir grįžt Dievo šlovę ir Dievo garbę. Aleliuja. Taigi bažnyčios vienas iš pagrindinių tikslų yra stiprinti šeimą. Aleliuja. Todėl šeima niekada negal jausti konkurencijas.
kad kažką bažnyčiai nori paversti, atimti šeimos iš vaikų, tėvus, motinas, iš žmonos vyrą, iš vyro žmoną. Suprantat, jos pagrindinė, pirminė funkcija yra, kad šeima būtų stipri. Dievas įkūrė du dalykus. Jis įkūrė per Jėzų Kristų bažnyčią ir jis įkūrė šeimą. Aleliuja. Todėl velnias, kada jis nori sunaikinti šeimą, jis dažniausiai griauna santykius su bažnyčia, jis iškreipia visuomenį ir tada ten naikinti šeimos. Bažnyčia yra skirta, dėl ko yra bažnyčios šliuba, dėl ko yra vestos, dėl to, kad tai yra ne tik išorinė tokia, ką pasakyti, ritualas, ar ne, bet tai iš tikrųjų yra esminė jos funkcija. Ar aleliuja? Aleliuja. Kada mes kalbam apie bažnyčią, kodėl bažnyčia, kad yra pirmiau, tai nereiškia, kad yra svarbesnė. Tiesiog viešpats jį sukur bažnyčią. Bažnyčia labiau panašiai yra į ligoninę, kurioje mes gyjam ir sveikstam ir toliau pratesam savo reabilitacijai šeimo ir po toliau einam į šeimos, einam į visuomenę. Jeigu kalbant apie bažnyčią, mes mokomės vadovavimo ir atsakomybės. Kad mes krikščionys esam ne šiaip savo tokiai vėjai, tokiai nešiojami žmonės, bet Dievo žodį, jo dvasis įtako mes tampam lyderės, mes tampam atsakinga žmonė. Todėl tai yra melas, kad krikščionys nereikalingi šitą šalia, kad krikščionys nereikalingi yra darbų, ar nereikalingi verslo, nes viešpats visų pirma iš savo vakų, iš savo mokinių formuoja vadovus ir atsakingus žmonės, kurias gal pasitikėti. Štai ko mes čia mokomės. Taip Dievas siunt regėjimus, taip Dievas siunt vizijas, taip iš tikrųjų Dievas aplauka atgamtišką, bet visų pirma jis nori iš tavęs ir manęs sukurti atsakingą žmogų. Aleliuja. Aleliuja. Ne tokį, šiandien taip, rytoj ne, o gal taip. Ir aš matau, kad atsakingoms tai yra tolygų charakterių. Dabar toliau, kad antras skyrius tai būtent buvo skirts šeimą. Ir šeimo, suprantat, Dievas, kada galvoja apie mūsų išsilavinimą, jis negalvoja apie daržėlį, jis negalvoja apie mokyklą, jis negalvoja apie profesinę mokyklą, jis negalvoja apie aukštojį, jis galvoja apie šeimą. Nes šeimo mes turim įgauti išsilavinimą, šeimo mes mokomės. Kodėl? Todėl, kad šeimo yra santykiai. Aleliuja. Mes įgaunam čia Dievo pažinėjimą, mes pažįstam Dievą, mes tampam atsakingi ir mes grįžtam į savo namus, į šeimas, kad mokytis, nes ten yra santykiai, ten yra gyva erdvė, ten nėra tokie, kad ir tokie ritualiniai susirinkimai. Aleliuja, ten tu ne visą laiką spėsi iškelti rankas ir pasakyti amen. Ten tam tikri konfliktai, tam tikri pasirinkimai tef vyks, bet visa tai, kad mes, tėva, vaka, visi šeimos narė, mes mokintumėmės. Mes mokintumės visų svarbiausia, tai yra santykiai. Žmogus be šeimos, jis nėra žmogus. Ir kada mes jau išmokstam šeimo, mes išmokstam iš tikrųjų bendravimą, tada mes galim eiti pasaulį ir pristatyti jau ne informaciją apie krikščionybę, apie Kristų, apie bažnyčią, bet pristatyti gyvenimo būdą. Aleliuja. Gyvenimo būdą. Ir pasakyti Evangeliją. Evangelijos žinia yra labai paprasta. Ateik ir pažiūrėk. Suprantat? Ateik ir pažiūrėk. Kom pažiūrėti? Kryžių pažiūrėti, mokym pažiūrėti. Ateik ir pažiūrėk. Kur? Į mano namus. Pavalgyk kartu, pabendraukiam, iškekiam šašlykus, padarykiam kažko, nuveikiam, dirbkiam ką. Ateik ir pažiūrėk. Ar tu nieko nepamatysi man? Ar tu nieko nepamatysi mūsų santykius? Ar tau nekils klausimų? Aleliuja.
Žmonės, kurie ateis. Sakys, kažkas yra tarp jūsų. Suprantat, kaip tai, kurie Senajam testamente matė Danielį laikas įmestai krosnį jaunuolį, sako, kažkas yra tarp jų, kuris vaikščio, tai kur deg ugnis. Kažkas yra tarp tavęs ir vyra, ir žmonos, ir vaikų. Kažkas yra ten. Aleliuja. Aš tikiu, kad bažnyčios didžiausias pašaukėms iš tikrųjų įtakoti mumis, kad visą didžiausią veiklą, visą didžiausią dalyką vyktų ne čia, bet ten, kur yra mūsų gyvenimas. Aleliuja. Dėl to bažnyčia reikalinga. Dėl to mes čia renkamės. Kartais mes čia atšliaužam. Kartais mes nenorim čia. Bet Dievas sako, rinkitės, aš laukiu jūs. Aš noriu jums sustiprinti. Aš noriu jums pagausti. Aš noriu jums padrosinti. Aš noriu jums apvalyti. Aš noriu, kad daugiau jūsų ir mano ir tavo gyvenime būtų Jėzaus. Jeigu daugiau yra Jėzaus, bus bet kokiu atveju geriau. Ar amen? Aš tikiu, jeigu daugiau Jėzaus, bet kokiu atveju bus geriau. Nebus blogiau. Kažkas netvarku, jeigu daugiau Jėzaus ir viskas, kaip sako, žemačiai ant šaibų. Ne. Jeigu daugiau Jėzaus ir viskas geriau. Ir šiandien aš noriu, kad mes pasižiūrėtumėm į du dalykus. Aš galvoju, kad yra daug dalykų, kur mes turim savo gyvenime dar sutvarkyti. Bet Tito laiške 3 skyriuje, 3 eilutėje yra pasakyta, kad mes tame sename gyvenime ir tas gyvenimas, kuris ateina iš to senojo gyvenimo, iš nuodėmės gyvenimą, jūs galite paskaityti Tito laiškas, 3 skyrius, 3 eilutė. Juk ir mes kitados buvome neprotingi, neklusnus, paklydėliai, vergaujantis įvairiems įnoriams ir malonumams. Stumėme dienas blogybėje ir pavyde. Buvome patys verti neapykantos ir vieni kitų nekentėme. Bet kai pasirodė mūsų Dievo gelbėto gerumas ir meilė žmonėms, ta prasme ir mums, jis išgelbėjo mus. Dievas išgelbėjo. Kada? Kada pasirodo jo geroms ir meilė žmonėms. Ir čia yra žodis stumėme dienas. Man patinka tas vertimas, nežinau, kaip jūsų kitus vertimus rašoma yra, bet tai rodo tam tikras sunkumą. Man atrodo, berods jaunimo tarpe tas yra, prastumio, stumo, sunkiai. Iš tikrųjų, gyvenim su nuodėmė, gyvenims tamsu. Tai yra stumėms, tai yra sunkus darbas. Ir žodis iš tikrųjų teisingas sako, kad tai yra kaip stumė, tai iš visų jėgų stumė. Šis žodis yra Biblijoje vartojamas, dabar nesakysiu, kaip tai graikiškai yra 1236 kartą. Tai reiškia tiesiog praleisti laiką, tiesiog tuščiai praleisti laiką, arba tiesiog tą tuštumą on teiksle, kad tu tiesiog prastumi dainą ir dar dainą, ir dar dainą, ir dar kitą dainą, ir dar dainą, ir tiesiog stumi. Bet neužtenka to, kad iš tikrųjų žmogus, kuris yra nuodėmėje, jis tomtai, žodis sako, kad mes tada, kada gyvenom iki Kristaus ir dabar, jeigu mes leidam nuodėmę valdyti mumis, įtakoti mumis, mes galim stumti blogybėje arba man patinkis žodis pagiežoje. Ir šitą žodį tikriausiai esat girdėję. Tai yra pirm žodis pagieža. Pagieža. Labai įdomu, kad vienas iš jaunimo tarpe šiuo metu populiariausių siaubo filmų taip ir vadinasi Pagieža. Mes biškai trumpai apie tai kalbėsim. Jis yra vartojamas Biblijoje nei daug nei maža 2549 kartą. Ir jau graikiškas vertėms yra labai įdomus. Toks nelabai gražus žodis. Kakia arba kaka.
Aišku, mes nesam graikų kalbos žinovą, bet aš jau žiūrėdams į tom graikišką žodį suprantu, kad tai yra kaka. Dabar ką reiškia pagieža? Taigi mes ruošamės tarsi Velykom, ruošamės. Viešpats, aš tikiu, kad iš savo malonės ir gailestingumą nori padaryti, kaip aš vėl kartuoju, daugiau veiktis mūsų gyvenime. Tai žodis stumti blogybėje arba pagiežoje, tai reiškia visų pirma žemas ir piktas požiūris. Mes galim fiksuoti, kad kartas mums gal apimti žemas, piktas mintis. Tai yra blogas naudojimas, tai yra piktavališkumas, tai yra blogas įprotis. Dabar pagieža išreiškia labai dažna slaptą norą skaudinti ką nors ir tuo džiaugtis. Skaudinti ir džiaugtis. Iš tikrųjų mes turim fiksuoti ir aš tai, kur Dievo dvasia veik dabar, kad ar mes nepatiriam, aš esu bažnyčio, taip, vis su manim gerai, bet kada tu kažkom skaudai, neužtenka, kad tu skaudai, bet tu karts nepagalvoji, kodėl aš turiu tokį polinkį kažkom tai skaudžiai pasakyti, kažkom skaudžiai padaryti, būtina tai pakelti toną, būtina įsokti ir tada tu meldys ir sakai, Viešpatie, išlaisvink mane iš to dalykų. Ir tu neįsilaisvini. Vienas iš dalykų, tu turi su kažkuo susitarti. Kitas dalykas, tu turi suprasti, kad tu veiktų dažniausiai, jeigu tai yra stipri nuodėmė, tu jauti malonumą tai darydams. Suprantu? Mes apsimetam, mes galvojam, kad, gerai, o taip ir pasakiau, o taip ir yra. Ir šito veidu turim atpažinti tus dalykus ir šauktis Dievo, nes pagieža tai yra nors sukelti skausmą kažkam tai žalą, įvesti nepakeliamą būseną, ilgalaikį būseną, dažnai gilų nepaaiškinamą norą matyti kitą nukentėjusi, patirianti skausmą, žaizdas ir kančias. Tik nesakykit, jūsų vedas sako, Edgarai, aš tokių dalykų gyvenim niekad nepatiriu. Patiriam. Kas nors gal pasakys amen. Aš matau, kad tai šeimos yra. Ir tai mūsų ratus yra. Tai yra viena iš klasikinių nuodėmių. Vienas iš bažnyčios tėvų pasakė, kad pagieža yra kaip nuodėmės pradžia. Suprantat, mes nepradedam nuodėmės taip, mes pradedam nuo malonumo matyti kažko tai, kad jis yra kažkokiu tai nepakeliamo būseno. Žiūrėkim, atsiverskim Pradžios knygą 4 skyrių ir 5 eilutę. Pradžios 4:5. Pradžios knyga 4 skyrius 5 eilutė. Skaitau Pradžios knygas 4 skyrių nuo pradžios. Vyras pažino savo žmoną Ievą. Ji pastojo ir pagimdė Kainą. Viešpaties padedama gavau berniuką, pasakė ji. Po to jį pagimdė jo brolį Abelį. Matot, padėkoji, gauni dar. Nedėkoji, bombi, negauni dar. Labai paprasti principą. Antra eilutė, Pradžios knyga, Senajame testamente, 2 eilutė, 4 skyrius. Po to jį pagimdė jo brolį Abelį. Abelis tapo aviganiu, o Kainas žemdirbiu. Laiku bėgant, matot, viskas vyks laikui bėgant, viskas nevyksta. Tai yra laiko bėgant, laikui bėgant. Kainas aukojo Viešpačiui žemės derliaus atnašą, o Abelis savo ruoštų aukojo savo kaiminės rinktinės pirmienas. Viešpats maloniai pažvelgė į Abelį
ir jo atnašą, o į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Todėl Kainas buvo labai piktas ir prislėgtas. Ir čia žodis piktas reiškia pilnas pagiežos. Tai yra klasika. Kažkon Dievas priima, kažkon Dievas labiau myli. Kodėl tai yra mane sunkia? Kodėl Dieve tu nepriimi mano pirmienų, mano daržovių, mano aukos? Viešpats užkalbino Kainą. Žiūrėkit, kaip jis užkalbino. Jis klausimą uždavė. Dievas nepuola iškart mokinti. Da. Žiūrėkit, jis klausia. Dėl ko tau taip pikta? Dėl to, kad toks pilnas pagiežasis. Suprantat, mes žinom istoriją. Aš neskaitysiu, čia bus namų darbai. Jis nužudė savo brolį. Bet Dievas iš karto, Dievo dvasia iš karto fiksavo jo širdį norą, troškimą. Aš tam broliuku atsilyginsiu. Dėl ko tau taip pikta? Taip pikta. Dėl ko tu toks pagiežings, dėl ko tu lauki tos akimirkas, kada tavo brolis paslys, jis suklys, kažkur nete padarys, kažkur pramazys. Ir tu jau, žinai, toks kaip jau sirgalis, bet taip ir reikėjo tau. Kodėl esi toks prislėgtas? Matot, depresijos priežastis, kokį galbūt, pagrindėlį. Jei gerą darai, argi nebūsi pripažintas. Bet jei gerą nedarai, prie durų iš pasalų tykoja nuodėmė. Ji geidžia tavęs, nuodėmė geidžia tavęs. Bet tu gali ją įveikti. Aleliuja. Kaip įveikti? Atpažinti ir šauktis Dievo pagalbos. Ir šauktis Dievo pagalbos. Nelėkti vienam. Nelėkti vienam. Jeigu tai kartuojas, jeigu tai yra chroniškas procesas, jeigu man pagiežas manė, aš turiu prašyti pagalbos, man reikalinga pagalba. Dievo šlovė bus ne tame, kad nieks nesužinos. Dievo šlovė bus tame, kad tu laimėsi. Aš laimėsiu. Grįžkim į laišką Tito. Dar turbūt paskaitykim. Stumime dienas blogybė arba pagiežoje ir pavyde. Aš žinau, kad šis pamokslas žiauriai lietuviams nepatinka. Nes viena iš mūsų charakteristikų, kaip lietuvių, žemaičių, manyčiau, ta sporto šaka, kuri ryškiai pranoks krepšinį, tai yra kas? Tai yra pavydas. Tik nemelaukiam, kad mes esam krepšinį šalis. Ne, mes nesam krepšinį šalis. Jūs girdėjote tą įmokymą. Geras pamokslant, kad Lietuva nėra krepšinį šalis. Lietuva yra pavydas ir galių šalis. Galbūt ir kitas šalis, kitas savas. Aš dabar nenoriu kaltinti Lietuvą, bet tiesiog aš jautu, kada aš pradėjau tai žiūrėti ir gilintis, toks kažkoks toks mano vidų, toks tratėjim, tu čia prieš kon ranką keli. Kalbėk apie kitus dalykus. Tu čia dabar kam čia pamokslą sakai? Žinokit, aš sakau visų pirma savo pamokslą. Sekuntis žodis yra lietuviška, žemaitiška, širdžiai, artims. Jausmus, kurį viešpats nori turbūt sakti, patrauk iš savo gyvenimą, nes on su žemon veit, aš negaliu būti daugiau. Tai yra pavydas. Ir kaip nebūtų keista, šis žodis Biblijoje yra vartojams 5355 kartą. Daug. Daug ir pavydą. Daug Dievas dirba su pavydu. Dievo žodį taip pat kalbama apie tai, kad Dievas irgi yra pavydas, bet yra kitai prasme. Ir graikų kalbota žodis reiškia, irgi labai įdomų žodį graikišką. Tonos arba tonos. Man kaip žemaičių vis aišku. Tona.
Nei daug, nei mažai. O, sakys, blogis bažnyčio iškraipoms Dievo žodis. Kalba apie kaką ir toną. Tepi perduokit kitiems. Apie ko buvo pamokslas? Pamokslas buvo apie kaką ir toną. Tona kakas. Vo, super. Jau vita. Taigi, turim susitvarkyti iki Velykų. Nes mūsų gyvenime yra tona kakas. Halleluja. Žodžiu, mūsų lauk mėšlo vežėms. Kas išveš? Aš viešpaties šauksius. Šaukys. Bet reikės paimti šakis ir pačiam truputį. Pakabinti. Nes viešpats nori naujų dalykų, gerų dalykų. O kodėl Dievas neatsaka į maldas? O kaip tą maldą galą nusileis, nes yra tona kakas? Kodėl mes neturėm tokių baldų? Jeigu tavo virtuvė yra tona kakas, tai ten naus virtuvėns neišgelbėsios. On tona kakas pastatyk naują virtuvėnę su mikrobanginėm, su orkaitėm, o pačiu tona kakas. Ir to ten, o, kokia mano virtuvė, o ten pačiu tona kakas. Taigi, rimtas dalykas, ar ne? Jeigu galite, surašykit, arba parašykit, kad Vaidas duotų įrašą. Mažo nepasirodys, tai yra tona. Tai yra mūsų nacionalinis sportas. Mes jį žaidom beveik kiekvieną dainą. Dažniau negu krepšinį. Aleliuja. Ar kalbėsim apie tos dalykus? Geriau sakėm, geriau nelieskim. Ar norit, kad apie tai kalbėtume? Taip kažkaip taip neužtikrinta. Gerai, jūs pats pasiprašyt. Visų pirma, galite rašyti. Aš daug rašiausi ir žodynų, ir iš lietuvių kalbos žodyną. Visų pirma, kaip nekeista, tas žodis apibūdina skausmą. Skausmą. Kada kalbi, mata, jauti savo gyvenime, tai pirmas dalykas, kur jauti, tai yra skausmus. Jaučiama, kai tu mata kitų laimį ir kitų aukštus pasiekimus. Skausmus jaučiamas, kai matoma kitų laimė ir aukšti pasiekimai. Kažkaip tylu pasidarė. Antras dalykas. Tai noras turėti, ką kitas turi. Noras turėti, ką kitas turi. Tuo pačiu, tarsi prieštarautų. Pasipiktinimas, kad jis tai turi. Nor vidau. Kodėl ant stor? Ant turtingas, ant dar toks kažkoks tai. Trets. Kada žmogus negal matyti kitų gerovės. Negal matyti kitų gerovės. Nes pats jautas apgailėtinis. Aš dar pagalvoju, kartais galvoju, kodėl krikščionis taip skup padėti? Į nelaimės atsišauk. Kažkam nelaimė atsitiek, žiūrėk krikščionis ir pol. Aš taip kabutės pagauk, tai sakau. Bet taip yra sunku prisišaukti, kada yra džiaugsmas. Nori kažkur pasidžiaugti. Bet kažkokia nelaimė, matot, yra viena pusė, yra gera, mes esam pašaukti, atsiliepti nelaimę, atsiliepti į problemą, atsiliepti į skausmą. Bet suprant, mes kartais kūniškai, mes turim suprasti, kad mums yra lengviau. Oi, Jurgita, padėkim Jurga, padėkim, visi padedam, čia tokia didžiulė problema, visokius, tu esi tikiu. Bet kad aš matau, kad ta Jurga pranoks mane, pas jos gyvenime yra žymiai daugiau, žymiai geriau. Man kažkap ir taip, ir neapsinor. Man norės kažkam, kam yra blogiau padėti. Vo dar ten matau yra bloga, reikia pastantau. Bet tas žmogus atsigau ir tu žiūri, kaip tu tolis. Tu negali, tu pradėt fiksuoti, kad tu negali pakelti kitą žmogaus gerovės.
Ir tau žymiai geriau tiesiog krikščioniška, kabutės malonė matyti, kada nors kur nors suklys ir kokį nelaimę atsitinka. Pasimelsim, broliai ir seseris. Nelaimė atsitiko. Maldos susirinkimas. Nu, aš tai turbūt perdėt. Aišku, mes savam pašauk padėti viens kitam ir negalvoti apie susirinks, bet mes turim suprasti tą kūnišką prigimtį. Taip pat požiūris, kuris veda į susiskaldymus ir nesantaikis ir karus, apaštalas labai aiškiai sako, dėl ko vyks kara? Skaitykit žodį. Dėl ko kara vyksta? Dėl pavydo. Tik čia, tik šeimos, tik visuomenės, tautos, istorija buvo ir bus. Kažkas tur daugiau. Ekime pasiimkim. Dabar mūsų lietuvių kalbos žodyn sako, kad tai yra kartėlį apmaudo jausmas, dėl kurio, dėl kino nors pasisekėjimo, gerovės. Tai yra toks dažniausiai spontaniškas noras turėti ką gerą, turėti ką kitas turi. Tai dažnai būna susiję su pavyduliavimu. Dar vienas toks yra apibrėžimas, kai mes jaučiame, kai žmogus jaut pavydą kitų atžvilgių, mūsų pagrindinis noras yra pažeminti tą žmogų. Mintimis, žodžiais. Mes galim klausti savęs, mes galim klausti, žiūrėkit, kaip mes turim gyti. Kodėl, aš tom žmogų žeminu ir žeminu? Nu, kodėl vienas iš dalykų galbūt, kad aš sergu pavydą. Aš nesakau, dabar čia reikia žiūrėti konkrečią situaciją. Bet kodėl aš žeminu? Kodėl aš žeminu savo artimą žmogų, savo vyrą, savo žmoną, savo brolį, savo seserį, savo bendratą? Kodėl? Kodėl aš vis laik linkęs galvoti? Kodėl aš linkęs apkalbėti? Kodėl aš to? Suprantat, vėl tas ir instinktyvus, kada mes neplanuojam, kada mes nesam tokie etiketiškai švarūs, tokie, pasiruošę, tokie, žinom, ką apkalbėti, kur nusilenkti. Bet jeigu spana, tu žinot, a nieka gera, aš žinau, tas pavyzdžiui, tu pamatai kokį nors naują mašiną, aš žinau, tos mašinas nieka gera, skaičiau internete, tos mašinas yra blogas greta gen, tu gali pasidžiaugti, wow, arba tai girdėjau, tai dalyką, bet tu tiesiog fiksuok, pajausk, to momentą. Iš vienos pusės pavydas bijo prarasti tai, ką turi. Tai yra jo kits pavadinimas ir gobšumas. Iš kitos pusės sukuria apgailestavimą, kad kiti turi, ko mes neturime. Nenori duoti. Bet dar, suprantu, nenori duoti, tau skauda, kad kažkas pasinaudo tavo kojinėm, tavo dar kokies nors dalykas. Bet iš kitos pusės, tau dar prie to skausmo, dar didesnis skausmas, kad tu matai, kad kažkas turi kažko tai daugiau, negu tu čia saugoji. Ar suprantat? Tu nenori dalintis tu, ko turi, sutaupęs, užkiešęs kažkur tai. Ir tau skauda, kad kažkas atėjo. Nieko, tu čia saugoja taupė, bet niekam nedavė. O paskui pamata, kad kažkas ten turi. Bet tau toks begalinis skausmas. Aleliuja. Mes galim pavydėti tiesiog savo ir kitų daiktų. Ir dar kelias kaip apibrėžimo pavydą. Čia tokį kaip diagnozę, čia kaip tyrimą. Niekas taip nepagerina regėjimo kaip pavydas. Tu pamatai, ko nors, ko tu laukti, tu net sekundės akimirką pamatė, pravažiavus mašiną. Kada apsulėtavo tyri, kaip matėsiu. Koks eini, dirbi, žiūri, žmogų klausa, matė, nemačiau, užmiršau, bet ką pavysiu, toks jautys, žinau, kaip išmatęs, toks James Bond. Tu matė, ko nani nusipirka, o tu matė, ko nani to, ir kartais, žinau, per sekundę.
Pasirodo, tai yra ne tik materialinius dalykus, tai yra dvasinius dalykus. Apreiškimus, bažnyčios, visokius sielinius dalykus. Tu matė, tu pastebėjai, kokį gabumą atsiveria, kokias dovanas. Toks jausmas, kad tu esi agentas 007. O taip gyvenim taršus. Bet pasižiūri, supratau, ir kartais iš tikrųjų labai sunku suklysti, galvoju, o viešpaties dvasia mane apšvietė. Apšvietė dvasia, bet ne ta. Aš žiūri, niek nemata, bet pada, dar sužina kainą, į kietą į diską jis rašo. Gilė. Ir toks vaikšti, toks. O viešpati Dieve. Taigi, jeigu esi silpnus regėjimą, gal tau tas pamokslas ir nepatiks, nes pavyks paaštrint regėjimą. Atsiver neeilinę sugebėjimą. Dabar pasiklausykit. Čia ne man vien tokių daug protingų žmonių minčių krikščionių. Mūsų pavydas, kur mes galim pradėti laisvėti, trunka visada ilgiau negu tų džiaugsmas, laimė, kuriems pavydime. Aleliuja, pralinksmėk, mes dar pavydam, o tas žmogus gal tu mašinį jau sudaužė, praėjo 3 metai. Ir tavo pasakau, žinau, važiavau, tai ir vavarė buvo, ir man tą mašiną, o tu 3 metus konkinas. Žmogus gal sudauž, gal atidavė, gal tiesiog susidėvėjai tai. Toks nams, toks remonts, tu jau remontą nenumindžios, jau vaiką užpaišė ten visko, o tu pamatė to. Ir tai trunk visą gyvenimą. Dėl to reikia bendrauti. Bendrauti, reikia dalintis. Vėl, ir tada nesidžiaugti. O, mata, vėl reikia remontų, mata, kaip čia paėrin. O čia žiūrėk jau trop. O čia jau problemas yra, o čia dar ką. Žinot, kas ten į naują kūrinams vis mat problemą, žinai. Arba, vėl. Aleliuja. Aleliuja. Taigi, sveikim nuo to. Suprantat, kada mes jau esam chroniškai susirgint šito veito, net kartas, suprantat, kartas mes pasiekam sėkmę to gyvenim srity, bet kadangi yra gilus pavydo jausmas, mes net pergalį sėkmę savo gyvenim negalim pasidžiaugti. Nes mes dar turim tom pavydą nuotrauką. Tai yra tragiška. Suprantat? Tu jau turi, tu gal net turi tai, dėl ko tu pavydėjai, bet tu negali džiaugtis, tu negali džiaugtis savo šeimą. Tu dar matą ton vaizdą. O viešpatie Dieve. Matot, Jėzus taip pat buvo išduotas iš pavydą. Kai Pilotas sako, kodėl jūs atvedėte jį? Žinojo, sako, jis bandė išsukti, nes žinojo, kad žyda dėl pavydą. Daugiau žmonių pasirenkas, daugiau to, daugiau ano, daugiau šio. Turbūt, mes niekada neauksam iš pavydą. Pavydus asmuo niekada nebus patenkintas to, ką turi, trokš vis daugiau. Jis ir nepasotinims. Aš užrašiau pats savo. Pavydas yra vienas iš didžiausių svajonių žudikų. Pavydas yra vienas iš didžiausių svajonių žudikų. Nes tu vis laik žiūrėsi ten, žiūrėsi ten, žiūrėsi ten, žiūrėsi ten. Ir kada aš ruošiausi šitur dar daug rašto eilučių kažkaip, matau, kad laiks baigės. Aš sakiau, viešpatie, tau lengva nepavydėti. Tau lengva nepavydėti, nes tu esi geriausias. Žinot, ko aš supratau, mes taip pat galime išgyti. Mes taip pat galime išsilaisvinti. Nes mes esam su geriausiu.
Aleliuja. Mes esam geriausi. Jame, per jį ir iš jo. Aleliuja. Ir mes esam gydomi. Mes esam gydomi. Kaip, aš norėjau jums kalbėti apie tai, kaip Senajame testamente, jūs galite paskaityti numus, Senajame testamente Jozapo broliai jį pardavė. Dėl ko jį pardavė? Iš pavydą. Dėl ko Saulis norėjo perduoti Dovydą? Iš pavydą. Bet kodėl? Todėl, kad šitie žmonės jie nematė, kad tu ir aš, kad jis yra geriausia jame. Aleliuja. Jeigu aš savim pradedu matyti Jėzuje, aš pradedu suprasti, kad aš esu geriausias, man nebrek pavydėti, man nebrek konkuruoti su kitas. Man reikia žiūrėti, kad paimti tai, ko Dievas yra davęs maniai. Ir aš esu jame geriausias. Man nebreikia jums pavydėti, nes aš žinau, kad tai, ko aš turiu, tai yra geriausia. Haleliuja. Aš turiu geriausią žmoną. Amen. Geriausius vakus, geriausią gyvenimą. Ne todėl, kad aš žiūriu ir matau, Birutė, žiūriu, taip žiūriu, Birutė čia, čia geriau, na, čia reikėtų pasistengti. Ne. Aš žiūriu į jį ir sakau, kad tas gyvenimas, kur yra daug žmonių, yra geriausias. Ir dar aš turiu paimti ton geriausią jame. Ir tada man nebereikia pavydėti. Tik kad Gabrielius suspėk, paimk tai, išmok, supras, kad tau yra daug resursų, tau daug ir potencialas, tau yra viskas daug, paimk tai. O ne vien raudok, kad kažkas turi. Pabaiga iš tikrųjų keletas tokių išgyvenimų. Mes, kada minėjau, matėm tom filmą apie tom chirurgą, ne? Penktadienį vakar George Collins, kuris padarė, bet galbūt iki šiol daro pasaulyje pats didžiausias, sunkiausias chirurginis operacijas. Jis atskirinė siamo dvynius, vakus, kurie saug veidsi kitą dvynuką. Ir dažniausiai saug ne tik taip odą saug, bet ir smegenim saug, ir širdim saug, ir taip toliau. Ir tas films, dabar nepasakys, kaip tai vadinos, dieviškos ar meistriškos rankos, parodė jo visą gyvenimą. Kad jis buvo, kad jis buvo iš paprastos šeimos, iš neturtingas. Mama buvo pamesta vyrą. Vis laik skaičiaudavau dolį prie dolį. Vis laik buvo trūkums. Vis laik buvo gėda dėl to, kad gyven, kaip sakant, tokio šeimo. Ir ten yra visas, tam film parodyti, kaip jis atėjo iki to momentą, kai jis 86 metais pirmą kartą, taip suaugęs siamo dvynius atskyrė, kad jis buvo nieks. Ir jeigu jis būtų žiūrėjęs į aplinkinius vakus su pavydu, kad jie turi daugiau pinigų, kad jie turi daugiau galimybių, jis niekada nebūtų tapęs to, ko jis tapo. Jis pirms šito istoriją medicinos atskyrė siamo dvynius. Todėl, kad jis tikėjo Dievu, jis apsikabina Bibliją. Ir kada jam sunkiai jis šaukdavos Dievu. Ir kada jis susitiko su tas tėvas, dviejas tėvas, aš noriu jūs paklausti, jeigu atsiras tokia situacija, kad mes galėsime išgelbėti tik vieną vaką, ar jūs mums duodat leidimą, kad aš gelbėsiu vieną kitą sąskaitą? Jis paklausė, kad neliks. Ir tėva davė leidimą. Pasak, mes klausimės dėl abiejų. Toliau aš noriu pasakyti, kad mes esam pasiruošę. Ir jo gyvenimas buvo nelaimus. Ir prieš tą operaciją jo žmona patyrė perleidimą. Jis neteko savo vaką, kad turėtų apsispręsti gelbėti kitų vakus. Tad jis pasakė, mes padarysim visko, kad šitą operaciją vyktų. Bet jūs turite žinoti, pirmoji valanda kritišką svarą. Po operacijos, kada užsiūsime paskutinį siūlą, kritišką svarą. Pirmoji para yra kritišką svarą. Mes būsim padarėm visko. Bet turi vykti stebuklas. Ir tėva klausė, sako, ko mums daryti? Ir jis sakė, melskitės. Ir jie žiūri į tą šulą, pasaulio medicinos šulą, sako, o ar jūs meldatės? Suprantat, kur Evangelija yra? Taip, aš meldus kiekvieną dieną.
ir jį meldės. Jis operacinėje stovėjo 22 valandas 14 minučių. Operacija truko žymiai ilgiau. Dirba apie 40 medikų. Komandas. Jis su skalpeliu stovėjo 22 valandas 14 minučių. Jis atsitraukė. Aleliuja. Ir kad jis nuėjo, nusirengė ir atėjo prie tėvų. Ir tėvas sako, nu ko? Sako, aš noriu užduoti jums klausimą. Kurį visų pirma norite pamatyti? Operacija pavyko. Ir šitas žmogus šias metas kalbėjo maldos pastačius, Baltuosius rūmus. Jūs galite pasižiūrėti YouTube. Barack Obama pamokslavo. Ne pamokslininkas, chirurgas. Aleliuja. Ir kada žiūri žmonės šitą filmą, jie verkia. Jie supranta, kad pasaulis nebus vien išgelbėtas, kad iš čia. Kad bus išgelbėtas žmonės, kurie nustos, kurie apsivalys su Dievo pagalba, nuo tonas kakas. Ir sakys, aš esu geriausias, Dieve, tu davė kažkom tai. Nesvarbu, gal mes net esam tas chirurgas, ar super muzikontas, ar super verslininkas. Nesvarbu, vien tai, kad mes tapsam ten, kur esam, pačias laimingiausias žmonėm. Tai yra kažkas. Aleliuja. Kids video. Tikriausiai jūs dažnai matot ir kažkur internete. Tai Nick Vujicic. Ir vienas pasakė, tai yra žmogus, per kurį Dievas dabar daugiausia atvert pasaulyje žmonių krikščionybę. Jis neturi praktiškai nei kojų, nei romų. Tokia taugelė. Ir visi sako, kada jis kalba, daugiausia žmonių pašventė savo gyvenimą Dievui. Jo liudijimas yra tai taip pat, kad jis išpavyda kitiems. Suprantu, mums ir kas, pavyda mašins, pavydam to. Jis paprasčiausiai dalyką pavydė, Dieve, kodėl aš gimiau tikinčio šeimo, be rankų ir be kojų? O atsakyk man. Čia iš tikrųjų realus depresijos pagrindas. Jeigu tu neturi BMW paskutinis markas, tai tu sakai, tau kap negaliu, pakėska, man kaimins tai to. Jis kažko rimčiau pavydėjo. Bet Dievas išgydė jo sielą. Ir kada aš žiūrėjau to video, aš žiūrėjau, kaip jo gimtinė, Serbija ir kiti jauni žmonės, invalidą mokinę priėm, jie verkia raudos, suprant, kad kiek Dievas yra daręs. Ir ten, kad ten, ar norit kas nors priimti Jėzų, nieks nenorit. Gal jūs norite? Tai visą tai. Aš noriu tokį Dievą, kuris pakel žmogų be kojų ir be rankų. Gyventi gyvenimą. Bet betonas kaka. Aš žiūrėjau tom video, aš verkiausi, sakau, viešpatie, tu matai, su rankom, su kojom, ne, akmenys kalba. Aš nelaukiu, kad tai akmenys pradės. Bet galvoju, tokie, invalidą pradės kalbėti. Dar tokie, žinai, akli korti. Ir žmonės išgelbė. Su Dievo pagalba išsilaisvinkėm iš tonas kakas.